Malonūs kanalo TVP Paulonija žiūrovai. Sveikinu Jūs gegužės 3-osios Konstitucijos šventės išvakarėse. 1791 metų pirmoji rašytinė konstitucija Europoje yra ne tik Lietuvai ir Lenkijai, bet ir visam laisvajam pasauliui svarbus teisinis dokumentas. Abiejų tautų respublikai, abiems jos valstybėms Konstitucija atvėrė naują epochą, naują civilizacinį lygmenį ir nubrėžė moderniosios Europos ateities viziją. Lenkija ir Lietuva Konstituciją kūrė kartu ir kartu pasitiko naują istorinę perspektyvą. Konstitucijos dalimi tapęs spalio 20 dienos abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimas Lenkijos karalystė ir Lietuvos didžiąją kunigaikštystę įtvirtino kaip dvi lygiavertes politinės partnerės. Žinau, kad gegužės 2 diena yra minima Lenkijos išeivijos ir Lenkų užsienyje diena. Bendras istorinis likimas nulėmė panašią mūsų valstybių situaciją. Ir Lietuva turi gausią, plačiai po pasaulį pasklidusią išeiviją. Turėdami bendrą istorinę patirtį, mes gerai suprantame, kaip svarbu bet kurio žmogaus orumui puoselėti savo šaknis, savo tapatybę, kad ir gyvenant toli nuo istorinės tėvynės. Ilgamžis Lietuvos ir Lenkijos bendrumas, bendros istorinės pergalės ir pralaimėjimai pažymėjo mūsų tapatybės atsidavimu laisvės, pilietiškumo ir valstybingumo idėjoms. Mes, Lenkai ir Lietuviai, būdami ištikimi savo šaknimis, esame laisvės gynėjai Europoje ir visame pasaulyje.